Sveiki, startuojame laidą Vidinės gerovės meistrai. Ir tai yra laida apie vidinę gerovę ir kaip jos galima būtų pasiekti. Tai labai džiugu šiandien pas mus eteryje Marius. Ir Marius yra verslininkas, autorius knygos Aistra gyventi sveikai, praktinis įgyvendintojas, galima sakyti. Tai labai džiugu, Mariau, matyti patį čia. Ačiū, labai malonu, kad pakvietė, Remigijau. Tikrai smagu bus pasišnekėti apie šitas temas. Taip. Tai ir startuosime, Mariau, nuo to, kas ta vidinė gerovė. Jeigu pačiam taip žvilgterti, kaip savo įsivardinė, kas yra vidinė gerovė? Na, ko gero, tai yra kombinacija įvairių dėmenų. Kiekvieno iš mūsų gyvenimą sudaro tokie komponentai kaip darbas ir karjera, kaip kažkokie asmeninio tobulėjimo, vizijos, užmačios ir tokie slapti tikslai, kažkokios svajonės, noras išmokti kažką naujo, pasiekti kažką naujo. Tai yra mūsų šeima, mūsų sveikata, tas sveikatos pamatas, na, kažkokia finansinė gerovė, tas mūsų sukauptas turtas, kapitalas ir atidėjimai senatvei. Tai kai tu matai, kad visi šitie pagrindiniai komponentai vystosi pakankamai harmoningai, nėra didelių spragų nei viename iš jų, ir tave džiugina, kaip tu jautiesi ir ką tu matai aplinkui, tai ką tu veiki, matai tame prasme, matai, kad tu galbūt galėsi visą gyvenimą gyventi iš to ir senatvėje kažkaip tai oriai nugyventi. Aš galvoju, tai sukuria bent jau tokius pagrindus, kad tu galėtum jausti tą. Na, o paskui vis tiek kiekvienas iš mūsų dar ir turi kažkokių tai baimių, ko gero, kažkokių neįgyvendintų lūkesčių, svajonių, kas galbūt netgi ir esant visom gerom aplinkybėm gali vis tiek supurtyti ir neleisti jaustis gerai. Tai čia jau kiekvienas savyje mėgina tos klausimus išspręsti, ieškoti būdų, kaip save nuraminti, kaip tą gerovės jausmą pasiekti ir jį vis palaikyti, puoselėti. Apie tas baimės dar paliesime, nes kiek prisimenu, kai kalbėjome, kad jas galima ir įgalinti, netgi tam tikras baimės. Dar žvilgterti, įvardinai šeima, profesinė veikla, finansai, sveikata. Ar yra nuo ko pirmiausiai reikėtų vis dėlto pradėti kurti vidinę gerovę? Ar yra kažkur akcentą, kur norėtųsi pačiam padėti? Tai čia ko gero kaip lėktuvuose, kur yra parašyta, kad jeigu avarijos atveju iškris šitas dirbtinio kvėpavimo aparatas, pirmiausia užsidėkite jį savo, įsitikinkite, kad jis niekur nenukrito ir tada mėginkite padėti aplinkiniam. Nes jeigu tu nebūsi jo užsidėjęs ir toj pradėsi dusti, tai tu ir niekam kitam negalėsi padėti. Čia turbūt ta yra logika. Tai jeigu tu nori būti savo šeimos atrama ir sveikas veiksnus visuomenės narys, tai turi pasirūpinti ir savo tą būseną, savo vidinę gerovę, savo sveikatą. Tai aš tam skiriu nemažai laiko, kiekvieną dieną mėgindamas po truputėlį sportuoti, mankštintis, palaikyti tam tikrą fizinę formą ir tai duoda galimybės jaustis žvaliai. Kai tu nešvaistai laiko tokiam dalykam kaip rūkymas arba girtavimas, tai turi laisvus šeštadienio rytus, kada nereikia atsigavinėti iš pavakar ir tada gali mokytis kinų kalbą arba eiti su vaikais pasivaikščioti. Tai tiesiog pats man sukasi tokia mintis, nebūk savo priešas. Reikia gyventi taip, kad tu pats nebūtum savo priešas, nes vis tiek gyvenimas tau tų priešų atsiūs ar kažkokių nedraugų, bet bent jau tu pats nebūk tuo priešu pats savo. Ir per priešų prizmę, tai yra kas tie priešai arba blokai būna, jeigu žmogus įsivaizduoja tam tikrą vidinę gerovę, link kurios norisi eiti, ir kas yra tie blokai, kurie neleidžia tarsi prie to priartėti. Žinot, aš čia prieš porą metų dariau tokį projektą, pavadinau jį Svajonė tavo rankose. Tai buvo mano mėginimas šį kartą ne knygą parašyti, o tokį online kursą, kur irgi būtų sudėta kažkokia mano sukaupta išmintis ir paversta paskaitom, tokiais mokymais, kurie turėtų kažkokius namų darbus ir užduotis. Ir aš daug galvoju apie tai, pusę metų rašiau tą visą medžiagą, kodėl žmonės taip norėtų. Ir daug ko tu girdi, kad jie norėtų išmokti italų kalbą, norėtų išmokti groti gitarą, arba išmokti programuoti ir pakeisti profesiją, arba pradėti judėti daugiau, bėgioti ir numesti svorį. Bet kasgi laiko tave, kad tu taip ir nepradedi to daryti? Iš vis net nepradedi. Aš jau nekalbu, kad pradėjęs sustoji, bet net nepradedi. Tai vienas iš tų dalykų yra baimė apsijuokti.
Kažkaip mes pripratę žiūrėti save labai rimtai, nu kągi žmonės pasakys, nu kaip čia atrodys, jeigu aš dabar pradėsiu lankstytis ir tampytis ir tą jogą daryti, ar ne, ir dar kažką. Nu kažkaip nepriveido. Nu, būdamas 45. Ar ten net 30 ar 50, nes klausimas, ar tu bijai atrodyti kvailai. Tai aš per savo gyvenimėlį turbūt vienas iš ko išmokau, tai atsikratyti šitos baimės. Ir netgi viešoje vietoje paimti ir kažkokius pratimus daryti ir tikrai žinau, kad ašgi niekam netrukdau. Jei kam nors tai atrodo juokinga, tegul jie pasijuokia. Ir mums kartu visiems bus nuo to linksmiau. Bet visiškai nesusireikšminti ir negalvot, kad aš čia turiu dabar palaikyti kažkokią tai išorinę pozą ir iš savęs perteikti kažkokį labai rimtą asmenį. Nesvarbu, kas tu toks, kiek tu turi pinigų, ką tu esi pasiekęs, tu esi tiesiog žmogus. Ir jeigu tu dabar sugalvoji, kad nori tiltuką padaryti ir prasitampyti, arba staiga čia išsitraukti kamuoliukus ir pažongliruoti, arba pradėti kalbinti žmonės ir filmuoti kažkokį podcastą, kodėl reikėtų dėl to kažkaip išgyventi ar drovėtis. Tai va toks perlipimas per save ir pasakymas savo, kad nieko blogo neatsitiks ir aš tikrai nebijau atrodyti kvailai, ar gal kažkam pasirodys, kad atrodau kvailai. Ir tas tave labai išlaisvina. Atsikratimas va šito bloko. Super. Aš atsimenu su tą kvailai atrodyti irgi jogos pamoką tokia, nes tempimo pratimai prisiskaičiau, kad labai sveika. Tai tada pradėjau ten pasisamdžiau trenerį, tada jis ten sudėliojo programą, nusifilmavau ten valandą laiko, kokias 3 dienas padariau ir numečiau. Supratau, kad per didelis kompleksinis dalykas ir man neprilipo. Tada nuėjau į kitą, ten tokia jogos pamoką ir ten mokytoja, davė pratimą vieną, jis sako, dabar kojas padėkite taip, pasisukite ir pasilenkite. Aš taip padedu, taip pasisuku. Ir jaučiu, kad nieks nevyksta. Tarsi, pasilenkimas jis nevyksta. Tarsi, signalas niekaip nenueina tenais. Ir taip juokinga buvo pačiam savo, tarsi, kad negaliu niekaip dasilenkti. Sako, tu įsivaizduok. Tai atitinkamai po kelių mėnesių jau pajaučiau, kad 2 mm jau galiu biškai pajudėti į tą pusę. Tai toks, labai... Per tą perlipti tikrai labai yra svarbu. Ar dar yra kažkoks tai blokas, be bijojimo atrodyti kvailai? Ar tai yra toks... Taip, kitas blokas ir kitas stabdantis veiksnys yra ko gero įsivaizdavimas, kad tu dabar norėtum pradėti naują kryptį ar naują darbą arba naują mokymąsi ir tu tiek įsibaimini, kad tai bus labai sunku ir sudėtinga, nes galbūt matai labai tolimą ir komplikuotą galutinį rezultatą, bet reikėtų nusiteikti, eiti daug mažesniais žingsneliais, taip kad kiekvieną iš jų, kai mes darom, jis yra pakankamai lengvai suvirškinamas ir visai ir nebaisus. Kad tai nebūtų kažkokia abstrakcija, aš pateiksiu vieną pavyzdį. Sakykime, dažnai girdžiu žmonės sako, ai, tu čia kalbas mokaisi, matyt gabus, aš irgi taip norėčiau, bet aš negabus. Iš tikrųjų, tai yra visiška nesąmonė, nėra jokių ypatingų gabumų, visur yra tik tai tas pats darbas, pakartojimai ir metodikos. Bet susitinku aš tą žmogų po pusės metų, po metų ir girdžiu tą pačią dainelę. O aš jam sakau, o tu paimk ir kiekvieną dieną išmok po vieną žodį tos. Ar italų kalbos, ar portugalų, nesvarbu. Vienintelį žodį. Tu tikrai tą gali padaryti, tai yra labai nesudėtinga. Ir po truputėlį tu per mėnesį išmoksi 30 žodžių. Už 2 mėnesių, ko gero, tu jau tiek priprasi, kad tu visai sklandžiai pereisi prie 2 žodžių per dieną. Žinoma, kalbos mokymasis tai nėra vien tik tai žodžiai, bet tam įsivažiavimui tokiam pajutimui, kad tu susikuri mini rutiną, kiekvieną dieną tarsi kiti dalykai, kuriuos tu mėgsti ryte atsikėlęs, tu atidarai duris, pavyzdžiui, arba vakare eidamas miegoti užrakinė duris, įsitikini, kad jos uždaryti. Kiti tokie žingsniukai, kurie visiškai natūralūs yra dantų valymasis ar kažkokie susitvarkymai, įsidedi į savo kasdienę rutiną dar vieną tokį komponentuką, kuris užima tik tai kelias minutės ir kuris po truputėlį tave turtina ir artina tave prie to tolimo tikslo. Tai netgi tie, kurie norėtų bėgioti pradėti, nereikia iškatrautis ten maratonus lakstyti, ar ne? Bet tiesiog paėmė ir nuėjai iš pradžių dar 1 savaitę, net nebėgioja, bet tik tai vaikštai. Tik tai kitą savaitę į vieną pusę nuėjai, o grįžti namo jau bėgte, pavyzdžiui. Arba atvirkščiai prasibėga ir tada grįžti pėdį. Kad savęs neišgąsdinti, tokį susidaryti daugiau nusiteikimą, kad aš paeksperimentuosiu, aš pažiūrėsiu, kas tai tokio yra. O vietoj to, kad sakytum, viskas, nuo rytojaus braukiu raudoną liniją, mano gyvenimas dramatiškai, žmonės tada bijo tos permainos, save labai nusigąsdina, labai išgyvena, jeigu kartais truputėlį sušlubuos ir kas nors nepavyks. Tai toksai žiūrėti truputėlį žaismingiau, su šypsena veide ir tokiais mažais žingsniukais pasišokinėjant, pasišvilpojant galima labai toli nueiti.
O turint omenyje va, tuos barjerus, ne, ir tą viziją, kur nori nueiti, vis dėlto papildomas dar toks driveris vidinis, motyvacija, kažkokie motyvaciniai tokie veiksniai. Ką pats savo įsivardinė, kas galėtų būti tie tokie turbo, nežinau, kavos šitas išgėrimas ir toksai padidina energijos kiekį, kad bent jau tą pirmąjį tokį skausmas lengsnį būtų lengviau perlipti. Aš naudoju tokią kombinaciją motyvacinių variklių, kaip aš juos vadinu, kurios galima netgi, taip sakant, kaip pavarų svirteles junginėti, šiek tiek pridedant arba atimant vienos arba kitos. Ir jos tokios bazinės, mano manimo, yra viena tai tokia grėsmingai skambanti, bet tai yra baimė. Sena gera baimė, kur kiekvienas žmogus yra, taip sakant, suvirintas bijoti daugybės mums pavojų keliančių dalykų. Ir tai yra baimė netekti, sakykime, finansų, atsidurti gatvėje, baimė netekti sveikatos, baimė prarasti atmintį arba savo proto aštrumą, baimė susirgti kažkokiam baisiom kritiniam lygom ir panašiai, arba baimė padaryti avariją ir tiesiog pražūti arba likti suluošintam. Tai atrodo savaime suprantami dalykai, bet kartais mes galime sąmoningai pasiimti kažkokią baimę ir ją truputėlį savo smegenyse pavartalioti, pagromulioti, pabūti su ja ir tiesiog įsisąmoninti. Kas bus, jeigu aš dabar šituo slidžiu keliu lėksiu 60 km varu, kai aš jaučiu, kad ant kiekvieno posūkio mašina vos stovi. Tai gal vis dėlto reikia nuimti tą gazą. Kas bus, jeigu aš žinau, kad aš rūkau ir jau rūkau 10 metų ir gydytojai sako, ir specialistai sako, ir kiekvieną dieną per laikraštį, pats specialiai paėmė, išsitraukiu YouTube'o kokį filmuką apie tai, kaip atrodo rūkančio žmogaus plaučiai. Ir pats save privertė tai pasižiūrėti, pabūti su tuo, susigyventi. Tai va tokios baimės, suvoktos baimės, jos gali tapti labai rimtais motivatoriais. Kažkokiu tai imtis veiksmų, sakykime, ar tavo baimė prarasti darbą, nes jo tiesiog nebereikės dėl ChatGPT ar kitų, ar ne. Tai gal laikas po truputėlį mąstyti apie kitos specialybės įsigijimą, pradėti mokytis kitos specialybės ir panašiai. Tai vienas motyvacija. Kitas daug malonesnis tai yra malonumas. Tu žinai, kad jeigu tau pavyks pasiekti savo tikslą, tai tu jausi didžiulį malonumą ir pasitenkinimą. Tiesiog pasimėgavimą, ne tą malonumo jausmą. Ir jį vėlgi galima savyje pakutenti. Tiesiog vizualizuojant, kaip tu puikiai jausies, kaip pagaliau tu padarysi tą. Sakykime, aš atsimenu, kokius 3 metus mėginau išmokti virvutę, tiesiog, kad atsirastų tas lankstumas aplink klubus. Ir stovi tu dar tokiu kampu turbūt tos kojos. Dar tai beviltiškai atrodė, kaip tu sakai, 2 mm per 2 mėnesius. Bet truputį, po truputį. Bet kiekvieną kartą aš kažkur tai randu laiko, nueinu prie kokios nors sofos, atsiremiu patogiai, tas kojas iš šoną pastatai ir tai pabūni kelias minutės, pakvėpuoju ir galvoju, bet vieną dieną aš tikrai pralaušiu. Ateis ta diena ir aš sakysiu, kaip aš tą pasiekiau, aš galiu. Aš galiu diena iš dienos, metai iš metų daryti po truputėlį ir žinau, kad mane labai džiugins tas galutinis rezultatas ir jis ten vėl atrakins mano daugybę kitų galimybių, kitų pratimų, kitų kūno padėčių ir taip toliau. Bet aš tiesiog galiu užsispirti ir padaryti ir tas pasitenkinimo jausmas ir to, sakykime, kas mėnesį tu įsivertini, kad tu jau šiek tiek gali daugiau negu praeitą mėnesį, jau tas tave irgi džiugina. Pabūt su to malonumo jausmu. Ir trečias tas varikliukas, kaip aš sakau, tai yra konkurencija. Tai yra noras neatsilikti, noras nebūti prastesniu negu tavo kaimynas, negu tavo draugas, tavo bendramokslis, bendraamžius, jeigu jisai gali tą padaryti. Ir čia gyrėsi praeitą savaitgalį, jisai čia bėgo 5 km, dalyvavo varžybose, prasinešė medalį. O ką aš negaliu, aš kažkoks tai blogesnis. Tai toks, kiekviename iš mūsų irgi yra tam tikra, sportininkai turi labai daug to konkurencingumo, jie tenais raunasi dėl to medalio ar ne. Kiekvienas žmogus irgi kažkiek jo turi. Ir verta irgi savyje pakutenti. Ir prisiminti, kartais netgi pažiūrėti pavyzdžius, tokių kaip būna atletai su negale, be rankos, be ko. Ir tai jisai eina, plaukia, mina. O tai ką aš negaliu? Tai aš naudoju tokius 3 dalykus. Šiek tiek tokio malonumo siekio, šiek tiek baimės savyje pakutenimo, kas bus, jeigu tu vis dėlto to nedarysi. Yra toks noras neatsilikti, pasivaržyti kažkur, pasigalinėti ir jaustis, kad tu esi kažkoks tai neprastesnis. Aišku, turbūt daugiau galima ten ir meilė, ir kažkokie kiti dalykai, kurie mus veda pirmyn, tie motyvaciniai varikliai, tikrai nėra tas sąrašas baigtinis. Bet šitos 3, aš manau, mes galim tiesiog paimti ir kaip tas, kaip sakau, svirteles, sąmoningai tiesiog iškeli tą baimę savyje arba kažkokį tą vizualizavimą būsimo malonumo su jais padirbti ir tokiu būdu tarsi junginėti tos motivatorius.
Aš prisiminiau tuo pačiu apie baimę ir tą tokį malonumą arba norą išvengti skausmo. Anekdotas toksai yra, kai klausė, žinai, kaip priversti katiną valgyti garstyčias. Ir sako, gali ten parodyti, kaip pačiam reikia daryti, gali įdėti tenai su dešrytė galbūt tada, bet paprastesnis variantas yra tiesiog užtepti garstyčių ant užpakaliuko. Ir tada su dainomis įvyksta procesas, nes labai skauda ir iš karto dingsta visos garstyčios. Tai iš tikrųjų ta baimė ar prisilietimas arba ta konkurencija, jinai gali išjudinti patį žmogų. Ir žvelgiant į tą išjudinimą, kaip pats galvoji, tarsi tas Pareto principas 20-80, ar yra įmanoma atsirinkti savo į rutiną ir labai įdomu būtų, kad papasakotum dar savo savaitės rutiną. Kaip atrodo ta rutina, kuri padeda išlaikyti tą tokią vidinę gerovę ir tuos pagrindinius sudedamasias dalis, kurias minėjai? Na, mano tokio fizinio aktyvumo pagrindas yra bėgimas. Prieš daug metų aš atradau, kad bėgimas tai yra man labai priimtina tokia bendro fizinio pasirengimo forma, kuri stiprina širdį, stiprina visą tą vadinamą kardiovaskuliarinį aparatą ir tiesiog labai džiugina kaip veikla, ypač kai tu gali bėgti kažkokiai gražiai vietoje, su vaizdeliu, valandžiukę, prasibėgti, išsikvėpuoti ir jaustis, kad tu jau tą dieną savo kūnui padarai kažką tai gero. Jau aš iš karto jaučiu labai gerą tokią paspirtį, dienos geros pradžią. Ir kažkada bėgimas man tarp kitko padėjo išstumti iš gyvenimo rūkymą, nes aš buvau kažkada įklimpęs į tą priklausomybę ir labai sunkiai metinėjau, kol galų gale, kaip ir daugelis pacientų, galima sakyti, atradau tokią pakaitinę terapiją, kada tu išstumi iš savo gyvenimo kažkokias blogas priklausomybės ir pakeiti jas, galima sakyti, gerosiomis priklausomybėmis. Tai bėgimas. Na, bet aš taip pat galvoju, kad reikia rūpintis ir kūno lankstumu, ir kūno jėga tam tikra raumenyno, tai aš turiu susikūręs visokių gimnastikos pratimų tokias serijas, kur 3 kartus per savaitę. Su žiedais tu ten kažką darai. Su žiedais, su skersiniais, tiesiog ant rankų stovint. Man labai patinka tokie pratimai, kuriuos tu gali daryti ir nebūdamas sporto salėje, būdamas atostogose ar verslo kelioniai kažkur tai, ar vasarą tiesiog pležiuke. Arba prie ežero, tai man labai patinka tas jausmas, kad tu gali stovėti ant rankų, tu gali labai gerai valdyti savo visą kūną, tai yra ta vadinama juosmens dalį, ta core angliškai, kur mes sakom pilvo, ta apatinė dalis ir sėdmenų raumenis, kad tu labai tvirtai tą visą savo kūną kontroliuotum. Ir man tai vienas iš gražiausių dalykų yra stebėti žmonės, kurie gerai valdo savo kūną. Kai aš matau šokėjus, kai aš matau jogus, kai aš matau tokius atlikėjus balete, kaip tas žmogus gali įvaldyti, kontroliuoti, grakščiai judėti. Ir aš galvoju, bėgant metams, vienas iš svarbiausių uždavinių tai yra mėginti neprarasti to elastingumo. Todėl ir lankstumui didelį dėmesį. Tai aš 3 kartus per savaitę einu, jeigu tai yra rudens žiemos sezonas, tai einu į sporto salę, kur man patogi tokia atmosfera susidaro to susikaupimo. Porą valandžių darau visokius savo tos pratimus. Tai prisitraukimai, tie visokie balansavimai, tempimai, visus komponuota. Ir kadangi tai trunka pakankamai ilgą laiką, 2-2,5 valandos, aš šitos tarpelius, pavyzdžiui, šiuo metu aš mokausi kinų kalbą. Tai karts nuo karto aš išsitraukiu, turiu tokias programėlės, su kuriomis aš žodžius arba frazes mokausi. Pasiimu, man reikia pasikartoti šitą. Ir tada darai tos pristraukimus ir tau galvoj sukasi dar. Aš mėgstu, kaip sakoma, liaudiškai multitaskinti arba vienu metu daryti keletą dalykų. Tai kartais net 3 dalykus sukombinuoja vienu metu, kad tu ir tempimą darai, ir kažką tai skaitai. Ir dar kokį nors šildymą, jeigu ten skauda kokį raumenį patemptą, kokį įsijungi ten tą lepą. Tai visokių tokių paslėptų laiko rezervų kiekvienas mes turime, kur galima išsitraukti mašiną, važiuojant lėktuvų, skrendant kažkur kažką tai padaryti ir tikrai prikombinuoti. Ir dabar pati tokia produktyvioji smegeninė dienos dalis tai turbūt yra rytas nuo kokios 10 iki 12, kada aš bandau nuveikti visus tokius kuriamuosius sudėtingesnius darbus. Kažką reikia sukurti, sugalvoti, parašyti kažkokį raštą, laišką, atsakymą ar panašiai. O vėliau jau ta tokia dienos rutina, kažkur tai ateina e-mailas, tave pasiekia. Tai matot, aš esu verslininkas ir šiuo metu tokioj fazėje, kad aš daug metų kūriau tam tikrus verslus ir paskui pardaviau savo reklamos turėtą verslą gana didelį, paskui turėjau personalo atrankos laikino įdarbinimo verslą.
gana didelį prieš keletą metų pardaviau. Ir dabar tokio didžiulio, tokio kasdienio verslo, kur nuo ryto iki vakaro eičiau, daryčiau, neturiu. Tai tas grafikas pakankamai laisvas. Mąstau, ko čia dar užsiimti, investuoju į vairias sritis, bet tai nėra, kad aš turėčiau eiti į darbą ir dirbti nuo ryto iki vakaro. Tai labai toks kūrybiškas laisvas grafikas, kuris man palieka laiko daryti visokias nesąmonės, pavyzdžiui, filmuoti TikTokus kokius nors senais video ir panašiai, bet ir aišku, daug laiko galiu praleisti su savo vaikais, vesti juos įvairius būrelius, tiesiog kartu su jais vaikščiot, būt, padėti jiems daryti pamokas ir bet esu labai laimingas, kad dabar turiu tokį gyvenimo tarpsnį. Manau, kad dar kažko tai užsiimsiu ir kažkokį tai naują verslą sukursiu, bet šiuo metu tai tiesiog turiu gana daug ir dėl to turbūt atsirado tas kinų kalbos mokymasis ir visokie tokie asmeninio tobulėjimo projektai. O su vaikais kažkokių ritualų, kokių pats turėjai, kad palaikyti, puoselėti tą ryšį, stiprinti? Bandau jos irgi įtraukti sportinės veiklas ir visokias varžybėlės. Tai pavyzdžiui, kai būna bėgimai, sakykime, kalėdinis bėgimas neseniai buvo, čia su sūnum Vincentu, kad prisikalbinti ir dukrą Mariją, jau kuriai dabar 20 metų irgi pasiimdavau. Ir tie įspūdžiai, jie tokie ryškus ir taip gerai įsirėžė, žinai, kaip, sakykime, pernai metais buvo Alfa Run, bėgimas su kliūtim. Ir kartu dviese kaip komanda su sūnum, tu eini, išliaužyti, ten ropšties, viens kitam padedi, palauki, kol kitas įveiks. Tokie neišdildomi įspūdžiai. Neskaitant, aišku, visokiausių šiaip kelionių ir ekskursijų. Ir turiu dar vieną tokį pomėgį į savo verslo kelionės pasimti vieną iš vaikų ir rotaciniu būdu. Tai Antano, tai Vincento eilė, tai Marijos, sakykime, jau žino, kad kitą kartą su tėčiu važiuos tas arba tas. Ir ten savaitėje važiuoju kokią Floridą, sakykime, dėl savo neregėtos Kubos, ten knygos reikalų ar kažkokių ten platinimo, reklamų, pristatymų. Ir vienas vaikas mane lydi, mes visą laiką kartu su juo leidžiam, einam kartu padaryti tos darbus ir tada pabaigus darbus einam kažkokių pramogų. Tai tokią turiu irgi sistemą susikūręs. Gerai, labai gražu girdėti. Tai rutina, kalbėjom, prasme, kad išsidėliota tokia yra, o tips and tricks tokie, žinai, kai būna. Ar pats tiki, kad yra kažkoks toksai trumpesnis kelias į vidinę gerovę, kad daryk šitos 3 pratimus, tuos 3 dalykus ir jau bus labai gerai? Čia geras klausimas, tarp kitko aš ir neatsakiau, tu iškėlei dėl to Pareto principo 20-80, aš tikiu, kad daugelis sričių tai yra ir ko gero versle, kur reikalingas rezultatas ir atsiskaityti prieš akcininkus, aš padariau, aš uždirbau, prašau. Ir būtent, sakykime, 20% klientų atnešė 80% pajamų, tai yra įrodyti dalykai, viskas tas aišku. Bet mes, kai kalbam apie savo vidų, apie savo fizinį lavinimą, apie savo protinių pajėgų lavinimą, tai dar klausimas man toks neaiškus, ar reikia ieškoti šitų, taip vadinamo, trumpųjų kelių, shortcutų, ar ne, kaip slengų vadinasi, tie kažkur tai nukirsti. Ir ką tu čia sutaupysi, ką tu čia apgausi. Taip, kad gali būti metodikos lavinimo geresnės, tobulesnės, pažangesnės, aš tikiu. Bet kad vis tiek tą darbą reikės įdėti, tai irgi faktas. Ir galbūt netgi tai net ir yra tikslas. Ne tik tai pasiekti tą galutinį tašką. Sakykime, aš kai pradėjau mokytis kinų kalbą, aš nusprendžiau, kad turėsiu tokį tolimą tikslą išlaikyti C1 lygio egzaminą. Tai dabar, jeigu tik pats tas ir tikslas būtų gauti tą sertifikatą, tai ko gero būtų visokiausių shortcutų. Kaip mokytis tik tai tą dalį žodyno, tik tai tas frazes ir formuluotės, kurios reikalingos egzamino ir dar visokių gudrybių, kaip pasiruošti ir sėkmingai išlaikyti egzaminą. Biški pachaltūrinant, kaip sakant. Bet jeigu tikslas yra tiesiog save praturtinti, išmokti tą kalbą, pakeliui dar suvokti tos šalies kultūrą ir visą kitą, tai tada tu ir nebeieškai tų trumpųjų kelių. Tu eini ilguoju keliu, pakartoji galbūt 3 kartus daugiau ir atvirkščiai, netgi nueini tą vadinamą ekstra mylę, padaręs dar iki galo. Ir tas tave dar labiau džiugina, negu kažkur tai nukirstas kampas, kai būna per bėgimo varžybas, kartais tu matai žmogų, ten reikia vėliavėlė yra ir tada posūkis bus, o jis jau čia pakšti tą kampą nukerta. Toj vietoje jokių matavimo priemonių nėra, tas nebus užfiksuota, reiškia. Bet ką jis apgavo? Save jisai apgavo tik tai. Nes tikslas yra nubėgti tos 42 km ir finale atbėgti į finišą su šypsena. O jeigu, aišku, kažkokiu būdu tikslas yra gauti medalį,
tada gal ir verta tos kampus Tai va, žodžiu, čia yra, koks tavo tikslas yra to siekiant. Tai aš paprastai, kai kalbam apie tokių asmeninio tobulėjimo projektus, aš tų shortcutų neieškau. Taip, aš ieškau efektyvių metodikų. Ir aš skaitau knygas apie tai, kaip, pavyzdžiui, palengvinti įsiminimą. Ir daugybė tų priemonių sukurta, kaip tu vizualizuoji tam tikrą patalpą ir ten išdėlioji, čia bus šitas žodis prie durų padėtas, šitas žodis bus padėtas ant batų dėžės ir panašiai. Gal esi tekęs, būna net čempionatai tų atminties. Su kortom, su Jo. Tai yra puiku, tai tos priemonės aš tikrai nebrokiju. Ir skaityti, ir domėtis, naujausi ir mokslo pasiekimai, ir daugybė programėlių sukurta, kurios padeda tau skaitmeniniu būdu, tau primena ir skaičiuoja, kada paskutinį kartą tam tikrą frazę jos to priminė ir galbūt jau praėjo 2 savaitės ir jau laikas būtų ją pasikartoti. Tai yra puiku, nes pačiam popieriukai senoviniais tą padaryti būtų labai sunku. Apsikrautum ten tom kortelėm ir paskui nesusiga. Tai šitie dalykai taip, tikrai neišsižadu ir labai netgi aš juos propaguoju. Bet vis tiek yra tikslas tai nueiti tą kelią ir tą vadinamą ekstra mylę, kad tu jaustumės, matai va. Čia bet įdomus pačio kampas, tai yra, kad realiai vienas tai yra įsikeli tikslą, bet jeigu tikslas yra tik tai pats faktinis, pavyzdžiui, išlaikyti egzaminą, tai tada prasideda tokie ding nuslydimai gali būti, bet yra daug didesnis dar kryptis, tai yra, kad pačiam pažinti šalį, eiti, tai reiškia daug plačiau žiūrima į tą dalyką ir tokiu būdu tada tvarumo daugiau atsiranda, tada nėra, kad šiandien lyja, biški nedarysiu. Ir gal ir būna tokių dienų, bet iš esmės vis tiek, trendas tai yra tendencija, kad yra į tą darimo pusę. Taip, kaip sakoma, procesas, o ne patys tas rezultatas tampa netgi svarbiau. Toks truputėlį budistinis požiūris, bet ne, aš suprantu, jeigu tu esi samdomas direktorius, tau reikia skaityti prieš akcininkus bendrovės, tai tu negali čia pradėti aiškinti, kaip tau procesas svarbesnis už tikslą. Visur yra savo vieta, tu turi atlikti, uždirbti ir taip toliau, tas viskas taip. Bet kai sakau apie savo vidinį tą gyvenimą, ir aš čia prieš kokį 15 metų pradėjau tokią sistemą, kad per kiekvieną gimtadienį aš noriu nubėgti tiek kilometrų, kiek man sueina metų, iki 50 didinant, o paskui kasmet pradedant mažinti. Tai šiais metais bus kiek? Šiais metais bus 51 ir aš jau galvoju, kad kol kas dar nemažinsiu, dar kurį laiką tęsiu, nes dar gerai labai jaučiuosi. Tai tiesiog pradinis planas, kai aš sugalvojau būdamas kokių 36, atrodė, ten po 50 gal jau reikės mažinti, nes faktas, kai tau 80, tu jau nenubėgs 80, bet 20 tai tikrai galima nubėgti. Ir tai aišku, nusifilmuoti, ten pasifotografuoti, tai jeigu tikslas tik tai būtų pasifotografuoti, tai galima ten kažkur tai dalį su taksi pavažiuoti, dalį tenais gal su dviračiu ar ne, bet tai kągi tu žmogau apgausi, tai čia tugi pats savo tą susikūrė ir todėl, kad tai galėtum padaryti, tu jau pradedi ten sausio mėnesį ruoštis, treniruotis, didinti distancijas tam, kad mano birželio mėnesį yra gimtadienis, kad aš galėčiau birželio mėnesį su pasimėgavimu, su malonumu nušuoliuoti tuos 50 km ir palaikyti tokią sistemą. Tai čia aš jokių shortcutų net neįsivaizduoju. Tu tiesiog turi įdėti tas mylės ir tu gauni tą rezultatą. Tai prisijungti prie bėgimo galima birželio mėnesį. Kol kas aš jo kaip tokio masinio renginio dar neorganizavau, bet karts nuo karto žmonės išgirsta savo, gal tikrai padaryti. Nežinau. Gal kada. 70-mečio. Labai geras planas. Ir ten mažiau kilometrų buvo. Tik 30. Tik 30. O kaip dar, jeigu žvilgterti, tikslas išsikėlimas, kaip pasimatuoti, vidinę gerovę? Koks galėtų būti metodas subjektyvus, objektyvus, kuris galėtų pamatuoti tą vidinį gėrį, vidinius turtus? Termometras. Tada. Jeigu 37 ir daugiau, kažkas ne taip. Gerai būtų toksai, aš vis, kadangi man irgi patinka viską matuoti, aš čia prieš keletą metų pradėjau kurti tokią programėlę, kurį tu nufilmuoji, kaip tu bėgi ir jinai pamatuoja, kokias klaidas tu darai ir tau pasako, kaip reikia daryti, kad tu jų išvengtum, ten laikysenos klaidų. Tai man irgi visada yra įdomu, sakykim, tu mokaisi šokti, kad atsirastų kažkoks tai matavimo būdas, kuris pasakytų, ar tu geras šokėjas. Na, aišku, yra komisijos, yra festivaliai, bet kad tai pats žmogus galėtų įsivertinti. Ir mano galva tai yra labai prasminga, bet kokio ilgalaikio tikslo siekime susidėlioti, kaip tu įmatuosi. Kaip sakiau, kinų kalbą pradėjau mokyti, sakiau, turiu pasiekti C1 lygį, tada aš sakysiu, kad aš išmokau tiek, kiek aš planavau. Tai turbūt su kiekvienu tuo. Dabar, jeigu ta vidinė gerovė, tai nežinau, galbūt vienas iš tokių galėtų būti patarimų paimti, užsistatyti minutę ir pamėginti minutę ramiai pakvėpuoti.
sakykime, 6-7 sekundės įkvepiant, truputėlį užlaikant ir iškvepiant. Ir ar tu sugebėsi minutę, nepradėjęs tenais blaškytis ir ten prisimint, kad tu ten palikai neužrakintas duris. Tiesiog su savim pabūti ir su toks savo kvėpavimu. Oras įeina, oras išeina. Ir jeigu tu minutę gali, tai jau čia neblogas mano galva yra rodiklis, kad tau su galva viskas tvarkoja. Kad gali truputėlį ramiai su savim pabūti, nešokinėdamas ir nenustygdamas. Nes daugeliui, man įskaitant, tai yra labai labai sunku, iš tikrųjų. Visą laiką srautas eina kažkokių problemų, minčių, abejonių, kažkokių nuogastavimų, kažkokių įtampų ir taip toliau. Tai aš labai žaviuosi tais budistų vienuoliais, kurie valandas kasdieną dirba tuo klausimu ir jau kažkur tai gyvenimo pabaiga po truputėlį nušvinta. Palei 90 maždaug. Taip. Bet čia geras labai pačio akcentas. Iš tikrųjų, tam, kad įsivertinti savo mentalo, mąstymo dalį, 1 minutę pabūti ramiai, įkvepiant, iškvepiant. Jeigu paimti, pavyzdžiui, kitas sritis ir tokį mini pasimatavimą tarsi padaryti. Mini pasimatavimas fiziniai geroviai. Kas yra? Gali, pavyzdžiui, padaryti ten, nežinau, 5 pritupimus. O tai čia labai gerų yra sugalvota. Aš kaip tik Kanadien skaičiau gerą straipsnį, New York Times, ten yra sudaryta tiesiog pagal tavo, jeigu tau 20-30, jeigu tau 40-50 ir jeigu tau 60-70. Ten kokių 7 pratimų rinkinys. Ir vienas iš pačių paprasčiausių tai yra tiesiog paėmė ant skersinį ir pasikabini. Ar tu gali iškaboti minutę? Bet tiesiog išlaikydamas, ne, tiesiog tu pasikabini tiesiog ir kabyva tai va. Minutę laiko. Jeigu tau 40-50, tu turėtų minutę iškabėti. Jeigu neiškabė, reiškia, jau kažkas truputėlį netaip yra. Nes su amžium labai nyksta tas sugebėjimas kažką sugniaužti ir sugriepti. Tai tokie, arba tiesiog nuo kėdės atsistoti be rankų pagalbos. Tai yra, turi tau lankstumą ir kojų jėgą, ar, pavyzdžiui, pasimatuoti, per kiek laiko tu gali nubėgti mylę arba kilometrą mūsų atveju, nes ten amerikoniškas tyrimas. Ir irgi sudėliota, didžiulės imtis žmonių yra paimtos tyrimams ir pasižiūrėti, reiškia, kuriai tu priklausai daliai. Fiziškai pajėgių, stiprių ar jau apsileidusių, taip sakant, žmonių, kurie jau ten negali nurisnuoti. Ne tai, kad net laikui, apskritai negali to kilometro nubėgti. Čia sunkus atvejis. Bet čia labai geras. Jeigu aš brūkštelsiu žinutę pačiam, paskui galim pasidalinti tiesiog komentaruose kaip nuorodą. Jo, praeitą savaitę buvo, aš galėsiu atsiųsti, labai fainas. Geras. Nes aš kažkokie apie europinį standartą ir vieną kartą dariau, man atrodo, ten 2 minutės buvo ir ten pratimai yra tokie, kad ar gali atsilenkęs pabūti, 45 laipsnių kampu 2 minutės. Tai ten po minutės visi pradeda purtytis, tenais kratyti pradeda. Bet kitas, kurio nepadariau tuo metu, atsimenu, tai yra, kad atsiguli tarsi ant stalo ir čia nugarą nuleidi ir pakeli nugarą į viršų. Tai tarsi patikrina, ar nugara laiko 2 minutės. Tai ten yra reikalų, pasirodo. Tai jau čia, ką sakai, tai pakankamai sudėtingi. Vienas iš tokių dar paprastesnių, tai yra tiesiog atsistoti ir pastovėti ant vienos kojos. Vieną koją truputėlį pakeli aukštyn. Taip. Ir tu tiesiog, nes irgi daugybė žmonių jau nebe... Ir tas lygsvaros suvokimas, ir tų šoninių stabilizuojančių aplink klubus ir dubenį esančių raumenų toksai atrofija atsiranda, nes mes retai kada ant vienos kojos stovim. Ir paskui dingsta sugebėjimas normaliai stabilizuoti visą tą dubenį, kas paskui pavirsta į daugiausiai traumų ir prastą nugaros laikyseną. Tai čia per fizinį, dabar jeigu dar paimtumėm, pavyzdžiui, su vaikais, jeigu kokią 1 metriką, dar santykiai, pas patį 4 vaikučiai yra netgi, taip? Tai santykiai su žmona irgi galbūt yra metriksas, koks nors toksai mini pasimatavimas temperatūros. Žmonos pasitenkinimo indeksą kokį nors įvesti ir apklausti. Grįžtamą į ryšį gauni. Kiek kartų per savaitę tave bara žmona? Jeigu iki 10, tai puikiai. Reiškia, spata gerai. Daugiau negu 10 pradėjo. Taip. Žmonių santykiai šeimoje, aišku, atskira tema yra ir čia yra ir sunkus darbas, ir kasdienybė, ir rutina, ir ko tik nori, aišku, ir meilė, ir aistra, ir visa kita. Dėliojasi. Mes tai auginam 4 vaikučius, daug laiko su jais praleidžiam, iš arti stebim jų gyvenimą ir daug stengiamės padėti jiems ir kasdienis tas mažesnius reikia paraginti, nepamiršti daryti pamokas arba skaityti knygas, didesnium reikia gal kažkokio tai patarimo, kažkokios tai užuojautos, parodyti dėmesį ar tenais palaikyti kompaniją. Ir labai tiesiog stengiamės, kad tas ryšys, jisai ne tai, kad nenutrūktų, jis tiesiog stiprėtų, nes nuo mažens turim labai stiprų ryšį su visais tais vaikais.
Nu, čia mano gyvenimo yra fundamentas, ašis, aplink kurią viską tai sukasi ir aš labai džiaugiuosi, kad mes tos 4 vaikus auginam. Labai įdomu yra stebėti, kaip jie auga, bręsta, kaip jie mokosi, kaip jie klysta, kaip jie barasi, ta dinamika, tokių rėtinių tarpusavio, konkurencijos, paieškų, kieno žodis bus svaresnis ir galutinis. Ir žiūri, tu suvoki visą tą žmogaus prigimtį, kada analizuoji vaikus, kurie dar savęs taip gerai nesuvokia kaip suaugę, kurie neturi tos introspekcijos, to žinai. Ir kaip tapti geresniu tėvu, kaip tapti geresniu pedagogu, žinai, kaip nepakenkiant, pavadovauti ir padėti ir patarti. Jo, kiekvienas tėvas, kiekviena mama per tą pereina ir tai kelionė irgi sudėtinga, kuri mus pačius irgi labai daug ko išmoko. Tikrai. Mariau, pačio beklausant, tai tarsi atrodo, wow, tarsi kiek daug gražių dalykų yra padaryta ir toksai rolinis modelis, iš tikrųjų vidinės gerovės meistras ir tuo pačiu, žinai, norisi, kad ir nesudievinti, kaip pats minėjai pačioje pradžioje, tarsi žmogaus, ar yra, su kuo pats dirbi dabar? Tarsi, kur straglas arba frustracija kažkokia tokia yra, kad yra pas kiekvieną žmogų, kad ir kiek daug būtų pasiekęs, bet yra tam tikri dalykai, kuriuos jisai toliau, tobulina. Tikrai yra labai daug. Yra labai daug. Ir iki motinos Teresės ir Dalai Lamos lygio dar plaukti, kaip sakoma, upėmis. Aš nekantrus esu žmogus, pavyzdžiui. Ir žinau, kad man ta kantrybė ir kažkokia tokio staigaus proveržio kontrolė yra labai svarbus dalykas. Nes gali ten susinervuoti, staiga užsidėkti. Kaip dabar jisai čia prieš, jau baigė mirksėti žalia, jisai dar nepajudėjo. Aš skubu, jau raudona. Ir toksai, tokio... Ai, palauk, nusiramink ir tada galvoji. Tai kiekviena tokia situacija, kur kažkas tave suerzino, tu turi priimti kaip galimybę, išmokti pamoką ir tobulėti. Taip. Ir kaip tik nusiraminti ir niekur nedingsi, dabar neišlipsi, nenustumsi tos mašinos. Ir taip toliau, ir taip toliau. Ir tai tokia irgi kova, mėginimas. Kas yra bent jau gerai, aš galvoju, jeigu žmogus suvokia, kad turi tam tikrą problemą, jau tada jis gali pradėti su ja dirbti. Nes daugelis net nesuvokiam, kad turim kažkokią problemą. Tai tokių ir aš esu sudėliojęs ir tą patį, ką užsiminiau apie meditavimą, metai iš metų vis mėginu ir niekaip neišmokstu. Tikrai yra labai sudėtingas dalykas tiesiog pabūti, kad ir tą minutę, aš jau nekalbu, kad 5 minutės žmonės medituoja. Turiu draugų, kurie irgi to užsiima ir vaikšto, yra stovyklos, yra treniruotės. Su pavydu žiūri žmonės, kurie moka taip save. Nes aš galvoju, kad tai yra puikus būdas trumpam savo smegenis išleisti atostogų. Tu, pavyzdžiui, pavargęs, susinervavęs, jeigu tu gali kažkur tai kampą atsisėsti ramiai ir kelias minutės ramiai tai pakvėpuot, tu jau atsistosi gerai atsigavęs. Tarsi naujas atšviežėjęs žmogus. Pačiam kaip idėja galbūt, nes pats ir mėgsti matuoti, nes man, pavyzdžiui, meditacijai, auros žiedas padeda, tai yra, kad užsistačius 5 arba 10 minučių, tai yra po to duoda grįžtamą ryšį, jau kaip man sekėsi. Tai yra, ar pavyko man, kad mano širdis nusiramino, ar pavyko HRV pakelti, ar temperatūra mano irgi pakilo. Tai toksai yra greitas grįžtamasis ryšys, o kaip man pasisekė. Tai čia puikus dalykas, aš net nežinau, kad jis turi tokį funkcionalumą. Tai toksai pagalvojimai, nes greitas grįžtamasis ryšys dažnai skatina. Ir pas pačiai yra konkurencijos tokios, gerai, pažiūrėkim, kaip čia man šiandien pasiseks. Tai toksai irgi kaip variantas galimas. Super, ačiū pačiam iš tikrųjų už tą tokią kelionę iki svajonių ir tos baimės, kokios atsiranda, konkurencija, 3 varikliai, kurie gali įgalinti atitinkamai patį žmogų ir tos mažos rutinos, kurios gali sukurti labai tvarų dalyką. Tai ačiū už tą kitą tokį požiūrį, 3 tipsai ir viskas, ir būsim sveiki, laimingi ir gerai nusiteikę. Tai labai ačiū taip pat, kad pakvietei. Tikrai malonus ir tikiuosi, kad prasmingas pokalbis. Taip, dėkui labai. Ir tuomet iki sekančių laidų ir kvieščiau pastebėti save, jeigu vienoje pusėje būtų įtampa, nerimas, frustracija, kitoje būtų tonusas, geras vaibas viduje. +7, -7. Ir tiesiog pagaudyti save, o kur aš šiandien? Tai linkiu eiti į dešinę. Ačiū Jums ir iki pasimatymo.